atliekamas ta šoko terapija, žmonės tiesiog jie nebebus pajėgus solidarizuotis į tuos tinklus. Jie daugiau bus kaip pabėgę baudžiauninkai. Jie bus privatistai, bet ne individualistai. Nes tikras individualistas jis yra iš tikrųjų tas, kuris ieško laisvanoriškos asociacijos, nes jis supranta, koks yra ribotas vienas. Tikras individualistas ir yra tikras draugijinio gyvenimo dalyvis. Nuo muzikos rėmimo iki ko tik nori. Ir tikras individualistas tikrai netiki, kad viską už mus padarys valstybės įstaigos. Tikras individualistas didelė dalimi bus anarchistas ir sakys, kad žinai, aš labiau tikiu visuomenės tinklų ateitimi ir produktyvumu, negu biurokratų siautėjimu. Unitarinėje valstybėje, kur beveik visi žmonės toliau nuo Vilniaus tiesiog moka dvarui mokesčius, kad šitas išsilygintų savo gatves. Ir apie tai kartais pagalvoja pametęs ratą Telšiuose arba Kaune. Bjaurus žodis, gerai, kūrybiškumas, kažką. Kodėl jis jį parinko? Jis yra neutralus. Kitaip sakant, kai žmonės yra tiek atomizuoti, privatizuoti ir vieni kitais nepasitikė tiek, kiek dabar nepasitikė, tai tada kaina, ką nors daryti, auga beprotiškai smarkiai. 2 kartus daugiau revizorių, 3 kartus daugiau auditorių ir dar kokie nors keisti, kokių nors viešųjų pirkimų įstatymai, prie kurių greičiausiai sukčiai ir prisiderina. Kaina milžiniška, resursai išsigarina, o kūrybinės galios kiekvieno individo, to skirtingo, kuris laisvoje visuomenė kaip laisvas gali konkuruoti, yra prikarpomos. Kokius mes turime apskritai, jeigu turime istorijoje pavyzdžius, kur būtų ir individualizmas, ir bendradarbiavimas? Viena čia. Kita vertus, iš tikro, jeigu norit, visas lietuvių atgimimas, kudirkos laikas būtų individualistų gebėjusių susiburti tokius būrius, kurie tikėjo ir sukūrė ir mobilizavo žmonės ir padarė tą vasario 16 Lietuvą. Jeigu vartoti ironiškai lietuvių viešosios erdvės žodžius šiandien, visas atgimimas buvo grupės draugų ir giminių projektas. Visi jie buvo draugai, net jeigu buvo priešingose pasauliežinėse stovyklose. Jie galėjo peštis kaip koks Vaižgantas su šliūpu. Scena, kažkokių 30 metų, šliūpo jubiliejus, salė jau susirinkus, daugiau nei čia, šliūpas mindžikuoja, senas žmogus, nedaug metų jau likę iki jo pabaigos, laukia, nes žino, kad ateis Vaižgantas, o jie mušėsi spaudoje kaip du liūtai. Jie eina, mažiukas sudanotas, visi nutyla, kas bus. Tvaro tiesiai prie šliūpo, apkabina ir sako, visada ginčiau su tavo idėjom ir visada mylėjau. Ar kalbam apie tipą, apie etosą? Ar daug sutinkat jūs tokių dabar? Sąjūdis yra laikinos euforijos vulkanas išsiveržęs ir pasiekęs tą, ką mes labiausiai norėjom pasiekti. tą atskirybę, nepriklausomybę, bet be jokių tarpinių susiorganizavimo ir solidarumo formų. Nei partijų, nei klubų, nei draugijų po apačią nestovėjo. Šiek tiek galbūt žalieji, šiek tiek galbūt kokia nors talka tenai su paminklosaugą. Kitaip sakant, kaip masinis judėjimas, jis buvo nepaprastai spontaniškas, bet jis neturėjo ilgalaikių būdų, kaip žaliuojančio žolės principų iš apačios susiformavusių, išsišakojusių tinklų. Jis nebuvo tinklas, jis buvo vulkanas. Ir dėl to baigėsi euforija, visi išsiskirstė, netgi išsiriejo ir netgi žiūrėkit, kaip prisiminimais dalyjasi. Sąjūdžio metu, beje, tarp pirmo ir antro suvažiavimo mes ten buvom keletą žmonių, kurie sakėm, kad mums reikėtų daugiau sąjūdį performuoti į naujai besikūrenčių partijų ir judėjimų federaciją. Ne individo dalyvavimas, nes dalyvavo sąjūdėje, ką tas reiškia. Sąrašai, mokesčiai, susirinkimai, ne, mitingai. Mitingų hierarchija, o mitingai turi ribotą paveikumą, energijos daug. Čia labai gerai kalbėti apie energiją, bet jinai neina laidais. Ir jinai nėra tvari. Tai mano galva, stebuklas, kad mes ir jį susirinkom, aš tikrai nemenkinu jo, bet tik aš bandau žiūrėti, kodėl po to nebuvo ilgalaikiškesnių tęstinių kokių nors pasiekimų.
Ir mūsų beveik niekas nesuprato, tų, kurie sakėm, kad reikia, kad sąjūdžio viduje drąsiai skatinti, kad formuotųsi ir frakcijos, ir kad žmonės Dieve duok gimtų nuoširdžiai savo pasaulėžiūros. Kas yra kairysis, te būna doras kairysis, kas yra dešinysis ar katalikas, te būna doras, nes nieks nežino visko. Čia ir yra konkurencija dėl idėjų ir gerųjų sprendinių. O protas sakytų, kad svarbiausiai prižiūrėti erdvę, kurioje visi jaukiai, drąsiai galėtų ginti savo idėjas. Ir neprašytų sušaudyti oponento. Arba neužsakytų kliauzų ir melo prieš oponentą. Nesulaužiai taisyklės, tu nupjovai šakom, kurios tai. Ir kai apie geruosius pavyzdžius šnekam, tai aš jų matau nuo pat atgimimo laiko. Ir tų spiečių tenai buvo pakankamai daug, nuo viešų partijų iki masonerijos, jeigu nori. Susiorganizavę žmonės. Šiandien Vytauto Didžiojo universiteto gražiausia auditorija yra Gimnazijos gatvėje teologijos fakultetas Aula Magna. Mes ten esam kaip laisvi piliečiai sukūrę didžiosios aulos muzikos draugija. Sykį per mėnesį organizuoja muzikinius įvykius. Paskutinis buvo su Sašenko. Kaip jai baigės vakar, aš nežinau. Kaip Žalgiriui? Geriau. Labai gerai. Mes turėjom jos koncertą. Žmonės sako, klausykit, kokią karališką salę. Sakau, taip, šitą salę, šitą pastatą pasistatė Zytietės 22 metais. Zytietės buvo tarnaičių draugija. Neturtingiausio žmonių, dirbančių žmonių sluoksnio draugija. Atraskit man po 20 Lietuvos laisvės metų kokią nors draugiją, kuri būtų susimetusi pinigus. Ne Europos projektus, ne biurokratų išklenčytus ir pastačius, ką nors, kas yra viešam gėriui. Visiems naudokit. Pamatysit skirtumą, bet praeityje. Aš galiu sakyti, kad net tarnaitės, jos galėjo konkuruoti dėl gero šeimininko, ar ne? Bet suprato solidarumo reikalą. Jos konkuruoja, bet taip pat kuria savo etosą ir savo taisyklės. Ir jos sukuria daiktą arba daug daiktų, kurie buvo viešojo gėrio ir to produktyvumo labui. Ne valstybė. Smetonos laikais, atvirai sakant, mes galim tos pilietinės visuomenės ir tų tinklų vardinti daug. Galiu tikrai jūs užtikrinti, kad tas tinklas buvo gerokai tankesnis negu dabar. Viršutinė valdžia buvo diktatūra, bet, pavyzdžiui, apačioje visuomenės savivaldos lygmuo buvo žymiai labiau išvystytas. Mano gimtuose telšiuose grojo simfoninis orkestras, jis buvo draugijinis. Įsivaizduokit. Šiandien nuima biudžeto nuo Rinkevičiaus, dangus griuvo, Lietuva griuvo. Nors kiekvienas Vokietijos miestelis tikriausiai turės orkestrą, bet ten žmonės susirenka, susimoka pinigus, organizuoja dovaną visiems. Ir patiria kažkokį egzistencinį katarsį. Žodžiu, tų pavyzdžių tikrai galima būti išvardinti ir aš visai neironiškai pasakiau apie jūs iš. Važiuodamas, nevažiuodamas, bet galvodamas apie šitą susitikimą, aš turėjau problemų su bagažinės raktu ir nuvažiavau į vieną Kauno dirbtuvėlę savanorių pradžioj. Numuštais nagais meistras ir sertifikatas ant sienos. Locksmith Association. Aš pradėjau klausti, kaip jūs susiorganizavę. Taip sako, mes esam, yra tinklas. Mes turim savo etikos kodeksą, nes įsivaizduokit seifo atrakinėjimus. Priminė seną 18 amžiaus kokį britų tinkliuką, tinklas. Man nepaprastai gražus, fantastika. Reiškia, jie konkuruoja, žinoma, nes tik daugiau tų žaidėjų rinko, jie konkuruoja. Bet jie turi taisyklės, nes jeigu šitų taisyklių nebus, viskas, sugrius, tada, kam tu dirbsi? Kas tavim tikės? Nes jeigu tu atrakini mano duris, reiškia atrakinsi banditams, ar kam? Tas kaip visi nepasitikė visais. Ir man tai labai gražus pavyzdys. Ir aš manau, kad daugybės aš nežinau tiesiog. Jūs žinau. Aš manau, kad tenai, kur asocijuojasi įvairūs kiti gamintojai. Vienur galbūt asocijuojasi tam, kad didieji rykliai užvaldytų mažąją klientelę. Galbūt ir tokių yra, aš ne visais tikiu. Pavardžių irgi neminėsiu, kur man atrodytų, kad būtent taip ir nutiko. Bet ten, kur yra daugiau lygių ir laisvų, ir kurie sako asocijuojamės, ar mes gamintumėm baldus, ar gamintumėm kažką, mes asocijuojamės, mes žinom, kad konkuruosime, bet yra kai kas bendro, dėl ko vertėtų susitarti ir taisyklę susikūrti. Nes tada, kai mes konkuruosime per šitą bendradarbiavimą, mūsų produktyvumas visos sistemos bus žymiai didesnis. Jeigu tu pradėsi pirkinėti
konkurento užmušimo labui kokį nors Lietuvos rytą ir suteikdamas malonumą kam nors iš jų tenai, nu tai tu sugriausi. Nu laimėsi šiandien, bet tu tikrai būsi pralaimėjęs po 5 metų. Per trumpas gyvenimas, kad meluočiau taip vertėtų. Ir tada nukreipia atgal į tą individualizmo etosą, į individualisto su moralinio jautrumo normą. Ir aš manau, kad tikrai Lietuvoje yra šitas suvokimas. Žmonės tartum trupučiuką lūguriuoja. Jau atsikando visokių pigių priemonių. Atsikando elgsenų, kada su klientu elgies tartum vieną kartą gyvenime jį pamatysi. Jau vis daugiau kavinyčių, kur tu eini ir beveik kaip kur nors šiaurinėje Italijoje. O, labas, šiandien to paties? Taip, to paties. Aš ten ir sėdžiu, taip susirenka klienteriai. Kokius jūs kaip istorikas šiandieninėje visuomenėje, sociume matote tokius didžiausius ribojančius įsitikinimus, mitus ar nuostatas, kurios trukdo bendradarbiauti ar padoriai konkuruoti? Galima dalį jų jau pakartotų vardinti. Visi vagys, visi turtingi verslininkai yra banditai. Apskritai turtingas kaimynas yra blogis. Tartum tas 19 amžiaus išvakarių kaimo bendruomenininkas žiūri, kaip praturtėjo kitas mano kaimo. Kiek jis yra sąmoningas, kiek jis yra kaip refleksas iki sąmonės. Nes ta masė žmonių klikiančių karts nuo karto visi vagys. Paklaustumėje apie tai, ar jis mokesčius mokės. Ko? Ką? Visi vagys. Ar tai įsitikinimas, ar tai pasaulėžiūra, bijau, kad ne. Tai yra daugiau klimatas, daugiau tam tikrą nesąmoningą inerciją, per kurią sąmoningiam žmonėm reikia bristi kaip per sunkią balą, bet tai yra pareiga inteligentiško žmogaus. Bristi per šitą inerciją ir sakyti, ne visi. Labai daug turtingų žmonių dorai uždirba savo pinigus už tai, kad turi geras darbas ir dirba varytų iki valandą. Ir dar paslapčiomis aukoja, nes jeigu paaukotų viešai, tai jam šauktų darbo mums. Ir va šitą inerciją. Antra, kad tam tikras sulaukėjimas ir netgi didelius pinigus uždirbusių žmonių tarpe, tas sulaukėjimas, galvojant, kad tu svarbiausiai turi neasocijuotis į tinklą su kitais to paties segmento žaidėjais, bet geriau tau tapti politinės partijos rėmėjų, kai ateis taviškiai, tai 2 mėnesiam prastuksi kokį įstatymą ir padarysi savo partą. Prastuksi 10 metų viltis, per 2 mėnesius tada vėl galvosiu, ką darysiu. Čia jau yra sąmoningas veikimas. Sąmoningas veikimas ir beveik dažnas, taip pasakyti. Nors vėlgi aš tyrimų nedariau, mano stebėjimai yra kaip laisvo nuolatiniai savo reikalus nosikišančio piliečio ir tiek. Bet manau, kad tas prietaras veikia. Lygiai kaip, sakykime, man Kreivio atvejais. Aš galvoju, kadangi mano antra darbo vieta yra Bolonijos universitetas, tai apie Berlusconį prisiklausau ir prisišneku pakankamai. Berlusconio turtas tikriausiai didesnis negu visų Lietuvos verslininkų kartu sudėjus. Jis 15 metų valdžioje. Dabar kaip kažkokios babūnės 20% trečiaeilėje statybos įmonėje esančių akcijų pasidaro ministro charakteristikos įvykį. Nu kažkas ne tai. Arba galvojimas, arba prietaras, kad žmonės į politiką gali ateiti iš kur nori, bet ne iš verslo. Tai palauk, iš kur jie gali ateiti? Iš biurokratinio aparato? Jau patys gerieji šitie bus. Jis gerai žino. Iliuzija. Dar daugiau, nu įsivaizduokit, kai mes kalbam apie konkurencijos dvasios ir etoso arba bendradarbiavimo dalykus nuo mokyklos. Kaip jūs galvojate, iš kur Lietuvoje daugiausiai tarp ES šalių mokyklų yra pasityčiojimai? Užtenka prasimušti tokiam gabiam vaikui